Ką, čilo orai, grįžtam prie plokščių stogų. Šitam video papasakosiu, ką reikia daryti su perdengimo plokštėm, kaip uždengiat plokštės. Dengiat plokštės, čia šitam kambarį nėra. Žodžiu, gale plokščių visada reikia išgręžti skylės. Prie žiedo į kiekvieną plokštės angą po skylę, kad išbėgtų vanduo, tai yra būtina, nes plokštės prisikaupia vandens ir jeigu žiemą gali va šitaip pat atsitikti. Pažiūrėkit, kaip atsitinka. Va. Tai buvo sumontuota plokštės, kuriuose neišgręžtas ir neišgręžtos skylės, prisikaupia vanduo, dar vad matosi ledo biški likę ir čia buvo ledas, visur ledas ir išplėšė plokštės, išdraskė. Šitokios būna pasiekmes. Tai žinokit, jeigu sumontavot plokštės, visą laiką gręžėt skylės, sudėjo plokštės, skylės išgręžėt, viso, vanduo turi kur išbėgti, pasišalinti ir ramybė. Iki sekančio.